Žodis suteikiamas Kauno medžiotojų sąjungos prezidentui Artūrui Kibišui. Sukamės, tik nenukreipkite. Gerbiami kolegos, svečiai, medžiotojai, prieš pradedant šventę norėčiau jūsų paprašyti pagerbti tuos medžiotojus, kurie išėjo Napilin, kaip mes sakome, išėjo amžinuosius medžioklės plotus. Minutė tylos. Ačiū. Gerbėmieji, džiugu matyti jūs susirinkus į mūsų tradicinę šventę, kuri kiekvienais metais truputėlį keičia formą ir turinį. Šiais metais mes susirinkome čia šaudykloje, kaip su didelė pertrauka. Taip pat yra organizuojamos bus šventė su šaudimu. Daug kas bijojo, kad reikės alkotesterių, bet aš manau, kad ir be alkotesterių mes spėsim pamedžioti ir sudalyvauti varžybose. Noriu jūs pasveikinti su artėjančia Švento Huberto diena. Kuom yra panašus Hubertas ir kuo mes vieni su juo galėtume būti susiję? Tai pirmiausia, turbūt ir visi mes, kai pradėjome medžioti, mūsų pirmiausia lydėjo aistra. Noras sumedžioti kažkokį tai žvėrį, nežiūrint į vienokią ar kitokią jo atranką. Taip ir Hubertas medžiojo, kol turbūt tapo mūsų selekcijos ir atrankos, reiškia, tokių vadų. Nežinau, ar jisai tikrai pamatė tą kryžių, ar daugiau tų ragų, bet to elnė nešovė. Taip turbūt ir mes. Laikui bėgant, tiesiog tampame brandesni, tampame tokie, kurie galėtume jau atrinkti vienokį ar kitokį medžiotiną žvėrį ir taip pat vieną ar kitą palikti ir jo nemedžioti. Šiandieną tikriausiai prisimena senesnioji medžiotojų karta, kai buvo nepaprasta patekti į medžiotojus, bet tikrai buvo netokios suvaržytos ir netokios sudėtingos medžioklės taisyklės. Šiandieną tos medžioklės taisyklės tampa vis sudėtingesnės ir vis labiau reikalaujančios iš mūsų daugiau ir atidumo, ir žinių. Todėl, manau, tapdami ir selekcininkais, ir medžioklės trofėjų ekspertais, mes esame pavyzdys ir kai viena didžiausių organizacijų Lietuvoje
turėtume reprezentuoti ir savo organizaciją, ir medžiotojo vardą. Ir tikrai mums galėtų ir pavydį tikrai, ne tik Rietai, bet ir Europa, Lietuva, kuri turi daugiausia medžioklės ekspertų. Ir su pasididžiavimu galime pasakyti, kaip mes medžiojam, ką mes mokam ir kaip reikėtų medžioti. Turbūt ir šiandieną viena iš progų bus pamatyti, kaip reikia vilioti elnius, kaip tai yra daroma. Ir tą dalyką šiandien pademonstruos ir parodys. Ir taip pat važiuoja net ir į kitas šalis, parodyti, kaip tai yra visa daroma. Vėlgi, kaip aš sakau, mūsų lietuvaičiai, kurie sugeba visur ir visada nuvažiuoti ir parodyti save tik iš gerosios pusės. Norėčiau visiems palinkėti stiprios sveikatos, taisyklingų ir gerų šūvių. Ir kaip sako medžiotojai, te gyvoja medžioklė. Sveikinu Jūs. Žodis suteikiamas Seimo nariui Kazimierui Kuzminskui. Ačiū labai. Seimo narys tai yra laikinas dalykas, bet medžiotojas tai visam gyvenimui. Visada medžioju. Todėl aš kalbu kaip medžiotojas, kaip jau senas medžiotojas, nuo 69 metų. Taip, kad tikrai gerbiamas pirmininkės sveikinu, skyriaus vadovus, būrelio pirmininkus, su medžioklės šventė organizuota. Nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien suorganizavom, va į dievulis davė, kad gražus oras yra, myli Jūs. Linkiu visiems, kad būtume medžiotojai, o ne plėšrūnai. Būreliuose, kad būtų susiklausimas. Aš jau pasenau matomai, kad aš sakau, kad būtų taip, kaip anksčiau kalbėdavau. Nu, iš tikrųjų, kai kuriuose būreliuose yra susipriešinimai, susiskaldimai, grupuotės darosi. Medžiokim visi savo malonumui ir mylėkime žvėris. Ačiū Jums, linkiu sėkmės. Žodis suteikiamas klebonui Virginijui. Mieloji Kauno medžiotojų sąjunga, vadovai, mieli medžiotojai, brangus vaikučiai, brangus svečiai, дорогие наши приятели и гости в нашем празднике. Šita Dievo duota diena mums iš tikrųjų yra laiminga ir noriu Dievo vardu paprašyti jums visiems dideliems gamtos mylėtojams, kad gerbtumėte ir žvėrelį, ir paukštelį, kad sudrausmintumėte neklaužadas, kurie nesiskaito su mūsų Lietuvos gamta, flora, fauna, ir kad jūs būtumėte ištikimi tiems priesakams, kuriuos yra kažkada davę jūs patys, jūsų tėvai, ir kad laikytumėtės tų taisyklių, kurios tikrai yra krauju parašytos. Saugokit gamtą, saugokit vieni kitus ir te Dievas jūs saugo. Ačiū. Žodis sутейкамас Козловский Владимир, представитель общества охотников и рыболовов из Беларуси. Переводить надо? Нет, нет. Я думаю, по-русски немножко понимают. Спасибо большое, что предоставили возможность выступить от Белорусского общества охотников и рыболовов. Очень приятно побывать на вашем празднике. Даже немножко завидуем. Вот, у нас в Беларуси не так много таких охотничьих именно праздников. В основном это 2. У нас выставки. Сейчас в конце сентября будет выставка охотников и рыболовов. Хочется порадоваться за этих охотников и рыболовов в Литве, пожелать им дальнейшего процветания их клубам.
в частности, клубу, именно через который я познакомился с охотничьим хозяйством Литвы. Это клуб «Полкас». И пожелать всем ни плавко, ни талко. Žodis suteikiamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Vilkaviškio skyriaus atstoviai Daliai. Labą dieną. Aš gal be garsiakalbių ir reikiu garsiai. Ar girdite? Gerai, ačiū. Ačiū labai, kad pakvietėte jūsų šventę. O aš kaip suvalkiečiui, tai nežinau ką palinkėti. Nu, palinkėti gerų šūvių, gerų laimikių. Ir kad vienas kitas, kai mes suvalkiečiai sako skupus, kad nebūtume skupus, vienas kitam nepasivydėtume. Taip pat ir sveikatos norėčiau palinkėti visiems. Ačiū, pakvietimą, geros šventės. Žodis suteikiamas Raseinių medžiotojų ir žvejų draugijos atstovams Algimantui ir Juozui. Mėly kolegos, dėkuoju, kad pakvietėt į savo nuostabią šventę. Visiems linkiu gerų emocijų, karštų varžybų ir viso geriausio tiek medžioklėse, tiek būnant gamtoje, tiek ir kitais atvejais. Na, o nuo raseiniškių noriu perduoti tokį atsparų visiems ten kvarabams, trikineliozėms ir dar kažkokiems ten prikurtiems šerną jūsų vadui. Žodis suteikiamas Kalemon draudimo atstovui Giedriui Raimondui. Labadiena, mėly medžiotojai, svečiai, šeimos nariai. Visų pirma, sveikinu jūs su šita gražia švente. Linkiu, kad jin praeitų jums linksmai, prasmingai. O iš draudimo pusės norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad šiemet po galbūt net 3 metų darbo mes pagaliau su Lietuvos medžiotojų žvejų draugija sukūrėm specialų draudimo produktą medžiotojams ir jis jau pradėjo veikti, jis pradėjo populiarėti, jau nemažai medžiotojų juo draudžiasi, nemažai būrelių juo draudžiasi ir šiandien mes įsteigėm 3 prizus geriausiai pasirodžiusiems medžiotojams atskirose rungtyse, gal Tomas paskui pasakys kokiose rungtyse, bet 3 medžiotojai šiandien išeis tikrai su 5 milijonų eurų draudimo suma ir galės medžioti saugiai. O kas nežino, tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Lietuvos medžiotojų bendruomenė pribrendo šitam žingsniui. Tai yra atsakingas žingsnis ir aš manau, kad su draudimu jūs galite medžioti atsakingai prieš visuomenę, prieš kitus medžiotojus ir svarbiausia prieš šeimos narius. Nes yra toks posakis, medžioklį visko pasitaiko, tai čia aš tokį pritaikysiu kaunietišką, visko pasitaiko ir Sabonis nepataiko. Tai dar kart linkiu sėkmės ir aš manau, kad mes aplankysim visus būrelius šiandien, susipažinsim, pabendrausim ir turbūt dar taip nebuvo paprasta apsidrausti kaip šiandien. Raimondą kreipkite su juodu švarkeliu, jisai jums papasakos daug gerų dalykų. Tai dar kart sėkmės ir taiklių šūvių. Kągi, brangiai, kaip draudimas ir sakė, šiandieną gausite 3 dovanas iš draudimo. Kiek milijonų? 5 milijonai kiekvienam. Tai vadinasi 15 milijonų padovanos. Eurų. Taigi, kviečiame aktyviai dalyvauti būrelius žaidimuose, atrakcijose. Vienas iš pirmųjų žaidimų, kiekvienas būrelis skiriate po kažkiek tai žmonių ir einate link lankų. Tenai bus ir arbaletai, ir lankai, ir kiekvienas susirašote savo būrelio pavadinimą ir bus vedamas skaičius ir geriausias šaulys bus tikrai apdovanotas vienu draudimu. Toliau bus žaidimai ir slidės, ir traukimas, ir gėrimas.
Tai nuo gerimo ir pradėsim tada. Kągi, šventė turbūt skelbėme atidarytą. Šventė, kągi brangiai, žiaurioji komisija, kuriai priklauso Nijolė, Aušra, Egidijus ir Mindaugas, prašom į priekį. Štai žiaurioji komisija eis apsižiūrės jūsų paruoštus trofėjus, kaip pasiruošite sutikimui. Ir kągi, skaityčiau, kokią 2 valandą bus jau ir apdovanojimai pirmieji. Pradėsime gal nuo draudimo. Prizui įsteigta ne tik draudimai, žinokite. Tai yra ir specialūs prizai, kurie bus jums įteikti. Kągi, žiaurioji komisija? Ženkleliai? Kaip jūs atskirsimės? Jeigu girčiausi, tai komisija. Jeigu grįž, tai grįž. Kągi, brangieji, na dabar į sceną kviečiu oro pajėgų orkestrą ir po pusės valandos pradedam rungtynes. Nors jau iš karto galite ir eiti prie lankų. Taigi, brangieji, užimam savo vietas prie savo būrelio, galim pradėti linksmintis, o orkestras kviečiamas į sceną. Ačiū komisijai.